Vilniaus Gaonas, Elija ben Šlomo Zalmanas, vienas žymiausių žydų rabinų, talmudistų ir mokslininkų. Gimė 1720 m. balandžio 23 d. įtakingoje ir labai religingoje žydų šeimoje. Nuo pat mažens pasižymėjo išskirtiniu intelektu ir ankstyvu religiniu pamaldumu. Jo tėvai buvo gerai išsilavinę ir griežtai laikėsi tradicinių žydų papročių. Šeimos aplinka skatino mažąjį Eliją siekti gilių Toros studijų bei išminties. Pasak šaltinių, jau nuo vaikystės Elijas pasižymėjo išskirtiniais gabumais. Būdamas vos 5 metų jis galėjo mintinai cituoti ilgus Toros fragmentus. Būdamas 6 metų jis sulaukė vietos rabinų dėmesio ir pripažinimo. Anot legendų, būdamas vos 10 jis taip gerai valdė Talmudą ir kitus šventraščius, kad niekas jo negalėjo pranokti Vilniaus žydų bendruomenėje. Apie 1740 metus Gaonas persikėlė į Vilnių, kur praleido didžiąją savo gyvenimo dalį. Vilnius jau tuo metu buvo svarbus žydų dvasinis ir intelektualinis centras, bet Gaono buvimas čia dar labiau pakėlė miesto prestižą žydų pasaulyje. Elijas didžiąją dalį savo gyvenimo mokėsi savarankiškai, vengdamas įprastinių rabinų mokyklų ješivų. Jo mokymosi metodai buvo unikalūs ir griežti. Jis studijavo ne tik religinę literatūrą, bet ir daugelį kitų mokslo sričių, įskaitant matematiką, astronomiją, gramatiką ir kitas disciplinas, kurios jam padėjo geriau suprasti šventraščius. Nors jis vengė viešų pareigų, jo mokslas ir nuomonė buvo labai gerbiami tiek vietos žydų bendruomenėje, tiek už jos ribų. Vienas svarbiausių Vilniaus Gaono gyvenimo momentų įvyko, kai jam buvo apie 20 metų. Jaunas rabinas išvyko į kelionę po įvairius rytų Europos ir Lenkijos miestus, siekdamas susitikti su kitais mokytojais, rabinais, gilintis į žydų filosofiją ir žydų teisę. Būtent šios kelionės metu jis dar labiau subrandino savo išskirtinės žinias ir autoritetą žydų bendruomenėje. Grįžęs į Vilnių, jis tapo viena svarbiausių žydų religinių asmenybių regione. Savo intelektiniu gyvenimu Gaonas siekia giliau įsigilinti į senovinius žydų tekstus ir atkurti pirminį judaizmo supratimą, kurį, jo manymu, buvo paveikę vėlesni teologiniai ir filosofiniai pokyčiai. Nors Gaonas turėjo keletą mokinių, jis daugiau laiko praleisdavo giliai studijuodamas ir medituodamas. Vilniaus Gaono autoritetas, kaip didžiojo žydų mokytojo, buvo neginčytinas. Nors jis niekada oficialiai netapo Vilniaus bendruomenės rabinu, jo nuomonė visada buvo laikoma galutinė tiek religiniuose, tiek socialiniuose klausimuose. Jo gyvenimo būdas ir gilus atsidavimas religiniam mokslui tapo etalonu ne tik Vilniaus, bet ir plačiosios rytų Europos žydų bendruomenės. Vilniaus Gaonas žymiu tapo dėl savo gilios ir sistemingos talmudinių tekstų analizės. Elijas buvo žinomas kaip unikalus ir itin produktyvus intelektualas. Jis parašė daugybę komentarų ne tik apie Talmudą, bet ir apie daugelį kitų religinių tekstų,
įskaitant Tanachą, bei žydų teisės ir filosofijos traktatus. Jo kūriniai iki šių dienų yra studijuojami daugelyje ješivų visame pasaulyje. Vienas svarbiausių Vilniaus Gaono darbų – jo komentarai apie Šulchan Aruch, pagrindinį žydų teisės kodeksą, parašytą 16 amžiuje. Jie pradėjo giliau suprasti sudėtingas žydų teisės normas ir suteikė naują kryptį žydų teisės interpretacijai. Gaonas pabrėžė šventraščių studijų svarbą ir stengėsi atkurti tikrąją žydų mokymo tradiciją, kuri jo manymu buvo nuklydusi iš savo ištakų. Vilnius dažnai vadinamas Šiaurės Jeruzalė. Tai miestas, kur Gaono palikimas ir mokymai suformavo gilias šios bendruomenės dvasinės tradicijas. Jo intelektualinis palikimas ir mintys apie tradicinį judaizmą paliko ryškų pėdsaką visame pasaulyje. Šiandien Vilniaus Gaono vardas tebėra gerbiamas žydų bendruomenėse. Jo veikalai ir komentarai tebėra plačiai cituojami ir analizuojami religinėse mokyklose. Vilniuje, kaip viename svarbiausių žydų intelektualinių centrų, Gaono mokymai ir toliau formuoja bendruomenių dvasinį ir kultūrinį identitetą. Gaonas tai daugiau nei religinis lyderis. Jis buvo šviesulys, kuris savo intelektinėmis galėmis ir asmeniniu pavyzdžiu formavo ne tik Vilniaus, bet ir visos Europos žydų kultūrinį veidą.